Į gyvūnų priežiūros centrą keturkojai dažniausiai patenka iš gatvės, neretai sergantys, sužaloti automobilių ar net pačių žmonių. Kartais senesnio amžiaus gyvūnais atsikratoma dėl jų sveikatos problemų. Šeimininkai nebenori augintinių tinkamai pasirūpinti, tad tiesiog išmeta jį į gatvę. Išmetinėja, negalvodami apie pasekmes gyvūnus į lauką ir tiesiog negalvodami apie tai, kas jiem nutiks, kad jie ir po mašiną gali papult ir sakau, vėlgi, netgi tas pačias ligas išnešiot. Tapti pikti, agresyvūs. Taip, kadangi vėlgi šeimininkai su jais kažkaip tai pasielgia ne taip, jie savo ruoštų gąsdina aplinkinius, taipogi į mokyklą keliaujančius vaikus bando persekiot ir taip toliau. Peržengę Viečiūnuose įsikūrusio gyvūnų priežiūros centro slenkstį pamatėme, kad gyvūnais čia iš tiesų rūpinamasi. Katės tiesiog prašėsi paimti jas ant rankų, o šunys taip pat džiaugiasi šeimininkų dėmesiu. 16 kačiukų laikom, suaugusių ir, tarkim, kačiukus jaunus stengiamės laikyti ne po vieną, kadangi po vieną sudėjus iš tikrųjų jiem būna labai didelis stresas, kada buvo vadoj visi ir išskirstyti, užtat stengiamės jas laikyti krūvoj, tiesiog jiem taip linksmiau būna. Šuniukų laikom apie 10, keičiasi, tai vienus padovanojam, tai imam kitus. Maždaug tokios apimtys. Jeigu dabar, tarkim, žmonės pamato nufilmuotus gražius, simpatiškus gyvūnėlius, jie galėtų atvykti pas jūs ir jeigu jie iš tikrųjų yra pasirengę suteikti tam gyvūnui namus, ar kyla kokių nors kliūčių? Tikrai ne, jeigu žmonės pasirengę paimti gyvūną, mes jiems tikrai dėkojame už tai, kad padeda rasti gyvūnam namus ir tikrai be jokių kliūčių dovanojame. Ar pasitaiko, kad, tarkim, susižavi mažų kačiukų, šis šiek tiek paauga, tampa nebe toks simpatiškas ir vėl tenka jį priglausti atgal? Dažniau tai būna su šuniukais iš tikrųjų, su kačiukais šiek tiek mažiau problemų turi žmonės namuose. Šuniuką vėlgi kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą vedžioti reikia, daugam tai sudaro vėliau problemų, tai vat šuniukų atsisako. Kaip pastebėjo gyvūnų priežiūros centro šeimininkas, čia dažniausiai patenka kilmės dokumentų neturintys naminiai gyvūnai. Vis tiek pirkdamas, įsigydamas, tai prasme, veislinį šunelį, žmogus dažniausiai tai sumoka pinigus ir prieš sumokėdamas jisai pagalvoja, kad jam reikės laikyti. O pasiimdamas beveislį, kai kas ima atsakingai, kai kas iš tikrųjų paima, kad paimt ir vėliau pasižiūri, kad jam jis nebereikalingas ir meta į lauką. Tai apie ką pirmiausiai turėtų pagalvoti žmogus, tarkim, įsigydamas, priimdamas auginti naminį gyvūną, kačiuką arba šuniuką? Tiesiog turėtų pagalvoti, kad kada gyvūnas augs šeimoje, su šeimos nariais visais, jis turės tapti vis tiek vienu iš šeimos narių ir, iš tikrųjų negalima taip pasielgti, kad imti ir išmesti į lauką. Vėlgi jam reikės priežiūros, jam reikės šilumos ir dažniausiai laiko stoka žmonėm pasireiškia ir jie atsisako tų gyvūnų tik dėl to. Žaislas tai yra žaislas, gyvas padarėlis, jis turės gyventi ir 10 ir 15 metų. Reikia apie tai pagalvoti, kad visą tą laiką jį reikės prižiūrėti ir labai dažnai būna vaikas pasidžiaugia mėnesį, galbūt 2, vėliau tiesiog vaikui jau pasidaro neįdomu. O tėvai, kada ėmė gyvūnėlį kaip po vaikui, kaip žaislą, jiem irgi yra nebereikalingas. Aišku, kai kurie taip žmonės tikrai myli, augina ir viskas gražu. Gyvūnų priežiūros centre globojami keturkojai reikalauja ne tik meilės bei dėmesio, bet ir lėšų jų išlaikymui. Druskininkų miesto savivaldybė buvo rengus konkursą, kurį laimėjome. Būtent tai yra paslauga, kad beglobių gyvūnų gaudymas, karantinavimas, jie ir skiria pinigėlius tam. Ar pakanka, ar praverstų ir žmonių geranorišką pagalbą? Tiesiog niekada nepamaišys nei žmonių šiluma gyvūnam, nei galiausiai atneštas kažkoks tai maistelis visą laiką, prasme, manau,
visa tai padeda. Ką galite pasakyti žmonėms, kurie turbūt net neįsivaizduoja, kuo iš tikrųjų jūs užsiimate, kad tai yra iš tikrųjų humaniška įstaiga ir humaniška veikla, o ne šiaip, kad įpratę kažkada buvo, kad tai yra kažkokie šungaudžiai ir tiesiog pagauna ir užmigdo tą šunelį. Tas tęsiasi jau ne vieni metai, tiesiog, kiek žinau, anksčiau. Jie iš tikrųjų buvo nei karantinuojami, nei laikomi, tiesiog pagauta, sunaikinta. Stengiamės iš tikrųjų rasti kiekvienam gyvūnėliui šeimininką. Bet ir tą nuomonę iš tikrųjų žmonių yra labai sunku pakeisti, kadangi tokia uodega, ta vadinama, ir tęsiasi, atrodo, kitiem. Bet pagavai gyvūną, užmigdėjai, būna, pagauni, tarkim, šunelį, šeimininkas apsiverkęs, skambina tą pačią dieną, sako, jau tikriausiai užmigdyti. Tikrai tokių dalykų nebūna. Ir laikom, ieškom pradžioj jo senųjų šeimininkų, jeigu neatsiranda, po 14 dienų ieškom jau tada naujų, nes, tarkim, pagautas gyvūnas 14 dienų turi būti karantinuojamas, laikoma, ieškoma jo buvusio šeimininko. Tai va, šeimininkai karts nuo karto pasiskambina, ar nepagavote, ar ne pas jūs, ar nieks neatvežė. O po tų 14 dienų tiesiog pradedam ieškoti jau naujojo šeimininko. Netgi būna, ateina žmonės, pasižiūri, vat, patiktų, norėtų šito šunelio, jeigu tas laikas nėra prabėgęs. Tiesiog palaukia, pasakom, kada, iki kada mes jo atiduoti negalime. Po tų dienų, po to termino tiesiog ateina, pasiima tą gyvūną. Tai tas pats ir su katytėm, ir su šuniukais. Gyvūnų priežiūros centre vietų skaičius ribotas, todėl žmonėms, nebeišgalintiems patiems išlaikyti augintinius ir norintiems juos įkurdinti šiame centre, kartais tenka ir palaukti. O įstaigos vadovas Vladimiras Esebua prisimena, kad žmonės neabejingi be globos likusiems gyvūnams į centrą jau buvo atvežę ir gulbių, ir gandrą, ir į sodybą užklydusią lapę. Tačiau dažniausiai čionai patenka šeimininkų apleisti augintiniai. Taigi, jeigu norite turėti mielą naminį gyvūnėlį, nebūtinai turite jį pirkti ar laukti, kol draugo kilmingas augintinis atsives palikuonių. Jų galima užsukti į gyvūnų priežiūros centrą ir ten rasti puikų keturkojį draugą. O ir visi, kam rūpi beglobiai gyvūnai, visada gali prisidėti ir jų gyvenimą padaryti lengvesnį ir visavertiškesnį.